Sveika, brangioji. Šis skaitimas bus pasižiūrėti, ką tavo dvasiniai vedliai patarė tau šią savaitę. Kaip visada, išsirink vieną tau patinkančią kortų krūvelę. Čia bus pirmoji kortų krūvelė, antroji kortų krūvelė ir trečioji kortų krūvelė. Jei negali išsirinkti nei vienos kortų krūvelės, tiesiog sustabdyk šį video, gerai įsižiūrėk į kortų krūvelės ir pajaus, kuri tave labiausiai traukia. Jeigu negali išsirinkti, tada tiesiog išjung šį video ir grįžk prie šio video truputėlį vėliau. Jeigu išsirinkai vieną kortų krūvelę, kortų krūvelės video laiką rasi aprašymo skiltyje. Taigi pasižiūrėkime, ką tavo dvasiniai vedliai nori tau pasakyti šią savaitę. Jeigu išsirinkai pirmąją kortų krūvelę, tai šis dvasinių vedlių patarimas yra tau. Tavo dvasiniai vedliai sako, kad šią savaitę yra geras metas kažką keisti savo darbe arba karjeroje. Gali būti, kad netgi geras metas pradėti ieškoti kito darbo arba užsiimti naujais projektais. Reikia kažkokių naujų pradžių, kažką naujo įnešti į savo gyvenimą šią savaitę. Tai kas susijęs su finansais, kas susijęs su tavo darbu, su tavo profesija, su tavo projektais. Tavo dvasiniai vedliai sako, kad jeigu norėjai užsiimti kažkuo nauju ar netgi užsiimti kažkokiu naujų hobiu, pradėti ieškoti kažko naujo, kas susijęs su tavo darbu, su tavo finansais, tai ši savaitė yra labai gera tam padaryti. Ir kad žinotum, ką naujo reikia pradėti, tiesiog susifokusuok į tai, ko tavo širdis šiuo metu tavęs prašo, ko tavo siela nori užsiimti, ką tu jau seniai norėjai pradėti, bet vis atidėlioji, ar tu norėjai kažką naujo išmokti, naujus kursus nusipirkti, kurie būtų susiję su tavo hobiu, su tavo finansais, su tavo darbu, su tavo projektais. Tai ko tavo siela tavęs prašo šią savaitę, paklausyk ir imkis to naujo dalyko. Ir jeigu bijai pradėti kažką naujo, tai tavo dvasiniai vedliai sako, geriau susifokusuok į tai, o kas atsitiktų, jeigu tau pavyktų. O kas atsitiktų, jeigu tau tas naujas dalykas būtų labai pozityvus. Pavyzdžiui, jeigu galvojai susirasti naują darbą, tai pagalvok, o jeigu tas naujas darbas tau bus daug geresnis. Jeigu galvojai pradėti mokytis, tai pagalvok, gal tos žinios tau atneš kažkokių nuostabių dalykų. Jeigu jau senai galvoji pradėti kažkokią naują projektą ar išleisti naują produktą, o gal tas dalykas bus pats geriausias sprendimas, kurį priėmei savo gyvenime. Jeigu tai jauti savo širdyje, tai yra potencialas kažkam geram įvykti. Tai yra potencialas atnešti tau daug naudos į gyvenimą. Tai šią savaitę, ką pradėsi naujo, turi labai daug potencialo atnešti tau labai daug naudos. Taigi susikoncentruok į pozityvę to dalyko pusę, nors ir baisu, vis tiek ženk žingsnį, apgalvojus, kad o jeigu tai bus pats geriausias sprendimas tavo gyvenime. Ten, kur esi dabar, tavo karjeroje, finansuose, santykiuose, tavo dvasiniai vedliai sako, kad turi kantrybės. tą naują dalyką, kurį pradėsi ir visame kame savo gyvenime tavo dvasiniai vedliai sako, kad tau reikia daugiau kantrybės. Kaip šis žmogus tiesiog pasėjo sėklas ir dabar jisai paravi truputėlį, apkarpo tuos lapus, tai tau reikėtų taip pat elgtis su dalykais tavo gyvenime. Tau nereikia niekur skubėti, o tiesiog dirbti kiekvieną dieną ties savo svajonėmis ir tikėtis geriausių rezultatų. Tavo dvasiniai vedliai nori, kad žinotum, kad geriausiai koncentruokis į tai, ką gali padaryti šiandien ir kaip neprisirišk prie tų rezultatų, kad nori dabar jau čia, nori, kad viskas išsipildytų jau dabar. Tavo dvasiniai vedliai nori, kad turėtum kantrybės. Jie sako, kad kuo daugiau tu įdėsi darbo kiekvieną dieną, toksai slow work ir to
to žiūrėjimo į tą kiekvieną dieną tą darbą, tau reikės tos kantrybės ir tau reikėtų žiūrėti į tą darbą, kurį įdėti kiekvieną dieną su kantrybe. Ir neskubėti norėti to rezultato greitai ir manau, tai tau padės suprasti gal savo sielos norus daug geriau, kai neskubinsi rezultatų, kai dirbsi su pasitikėjimu, kad viskas bus gerai, kai kiekvieną dieną, angliškai yra toks posakis, when you show up every single day, tai kai tu tiesiog dirbi ant to, prie to dalyko kiekvieną dieną, when you show up. Taip pat tavo dvasiniai vedliai sako, kad tau reikėtų išsivalyti namus. Your home needs some TLC. Tai ar reikėtų susitvarkyti stalčius, ar reikėtų nusivalyti langus, ar reikėtų išsiplauti grindis, ar kažką padažyti sienas, ar kažką tokio. Tai šią savaitę tam yra labai geras metas. Tavo šios savaitės afirmacija yra: aš leidžiu savo priimti malonius potyrius į savo gyvenimą lengvai ir su malonumu. Taigi tokia tavo šios savaitės žinutė iš tavo dvasinių vedlių ir susitiksime sekančią savaitę. Jeigu išsirinkai antrąją kortų krūvelę, tai ši dvasinių vedlių žinutė yra tau. Ir jie man sako, kad nors ir tu darai tai, kas tau patinka, bet tai nereiškia, kad tos rožės neturi spyglių. Tai nereiškia, kad viskas klosis kaip sviestų patepta. Kartais, nors ir mes turim tą kažkokį passion project, mums vis tiek reikia įdėti darbo, prakaito ir netgi kraujo. Tai atsimink tą, kai dirbi ties kažkuo, atsimink, kad viskas nebūtinai klostysis, kaip tu susiplanavai. Ir kartais reikia atsiminti, kad kai kurie dalykai bus sunkus, bet rezultatai jų bus labai, labai nuostabus. Be sunkaus darbo kartais mes net nepriimam tų rezultatų, kartais mes nevertinam tų rezultatų. Tai tau dvasiniai vedliai sako, kad jeigu kažkuo užsiemi, tai atsimink, kad sunkus darbas atneš labai nuostabių rezultatų, kuriais tu galėsi didžiuotis. Ir kad nors ir darai tai, kas tau patinka, tai nebūtinai klostysis kaip sviestų patepta, kaip sakiau. Ir kiekvienas akmuo tavo kelyje, kiekvienas nugriuvęs medis tavo kelyje nėra blogas dalykas. Ši korta sako, a breakdown is often followed by breakthrough. tai reiškia, kad tai, kas tau nesiseka šiandien, tai nereiškia, kad rytoj neatneš tų nuostabių rezultatų. Tai tiesiog stay calm. Nusiramink ir tiesiog daryk tai, ką turi daryti kiekvieną dieną. Tavo dvasiniai vedliai nori, kad išliktum ramybėje, išliktum savyje harmonijoje, išliktum balanse ir atsimink, kad ne visada viskas pavyks iš pirmo karto. Tu susipjaustysi, prisidarysi žaizdų, prakaitas tekės upeliais. Ir gal reikės pabandyti tai 20 kartų, kol pavyks iki galo. Tai išlik rami ir tiesiog daryk tai, ką turi daryti. Mėgaukis savo sunkiu darbu, nes tai atneš tau daugiausiai rezultatų. Gal reikėtų kolaboruoti su kitais arba daugiau, gal netgi įsijungti į grupes, kur žmonės jau daro tai, ką tu darai. Ir gal vienas kitam jūs padėsite. Tai ši savaitė yra labai gera pasikalbėti su kitais žmonėmis apie tai, ką tu darai šią savaitę ir apie savo projektus. Ir gal kiti žmonės turės kažkokių kitų idėjų. Gal išsikalbėjus tu suprasi kažką, ką tau reikia daryti toliau. Tai ši savaitė yra labai gera kolaboruoti arba pasikalbėti su kitais žmonėmis. Taip pat šią savaitę atsargiai žiūrėk, kokią muziką klausaisi.
arba tau šią savaitę yra labai gerai klausytis kažkokios tai healing music. Pas mane Contribui tu rasi netgi 2 melodijas, vieną vibracijai pakelti, o kitą, kai susiduri su kažkokiais tai sunkumais. Ir šitokių melodijų pakrautų energetiškai aš įdėsiu daug daugiau per ateinančius mėnesius, tai pabandyk pasiklausyti tos melodijos. Pavyzdžiui, vibracijai pakelti melodiją aš visada klausausi, kai rašau žurnalą, arba darau savo gratitude praktiką, arba netgi medituoju. Ir man padeda tos energijos, kuriomis pakroviau aš tą melodiją, aš jas pasisavinu iš tos melodijos, tai tu pabandyk pasiklausyti daugiau tokios healing melodijos. Ir šią savaitę paklaus savęs, gal tu užsisėdėjai savo komforto zonoje ir gal reikėtų save jau išstumti iš savo komforto zonos. Tai tavo dvasiniai vedliai sako, kur galėtum rizikuoti, kur šią savaitę galėtum bent jau mažai žingsniais kažkur tai rizikuoti. Tai tau padėtų išeiti iš tos komforto zonos. Ir tavo dvasiniai vedliai sako, kad meilėje šią savaitę bus viskas labai gerai, su partneriu, jeigu turi partnerį, sueisit labai gerai, vienas kitą palaikysit, viskas meilėje bus labai gerai. Ir tavo afirmacija šią savaitę yra: manyje yra tokia galia ir resursai susikurti gyvenimą tokį, kokio trokštu, su lengvumu ir malonumu. Taigi tiek aš tau turiu šiame skaitime ir susitiksime kitą savaitę. Jeigu išsirinkai 3 kortų kaladę, tai šis dvasinių vedlių patarimas šią savaitę yra tau. Tavo dvasiniai vedliai sako, kad gali būti, jog užbaigiai kažkokį tai projektą, kažkokį tai planą, gal netgi santykiuose kažkas užsibaigė. Bet tai nėra blogai, nes kiekviena mirtis, kabutėse, atneša naują pradžią. Tai jeigu kažkokioj jauti, kad esi stresiniai situacijai, kad kažkas užsibaigė, kad kažkas nepavyko, tai nėra blogas dalykas. Pavyzdžiui, aš šį mėnesį praradau netgi 3 klientes. Ir aš džiaugiuosi, nes tai man atlaisvino daugiau laiko iš tikrųjų pasirūpinti savimi, nes aš pastebėjau, kad jau pradėjau persidirbti. Tai aš turėjau jau praeitą savaitę šitą mirties kortą, kai užsibaigė mūsų santykiai su mano klientėmis ir dabar aš galiu imtis kažko kito. Tai nėra blogas dalykas. Tai vat, jeigu pajusi, kad šią savaitę kažkas užsibaigė, kažką praradai, tai nežiūrėk į tai kaip pasaulio pabaiga, bet tai yra kažko naujo pradžia. Ir tavo dvasiniai vedliai sako, kad tau reikia strategijos, step by step plano, susidėlioti, kad galėtum pasiekti sekantį levelį. Tai tau reikia kažką susistrateguoti, kažką susidėti kitaip, kažką susiplanuoti ateičiai. Tai tas praradimas duos tau erdvės susiplanuoti kažką kitaip, pasidaryti kažką kitaip ateičiai. Ir tavo dvasiniai vedliai sako, kad neblogai būtų tau gauti asmeninį taro kortų skaitimą. Sako, get a reading, aš nemeluoju. Tai jie sako, kad tau būtų gerai pasidaryti asmeninį taro kortų skaitimą. Jeigu pati moki dirbti su švytuokliu ar skaitai taro kortus, tai ši savaitė yra labai gera tam dalykui, nes gal jeigu esi pasimetus po tos pabaigos, po to sugriuvimo, po to plano sugriuvimo ar praradimo. Tai jeigu nežinai, kokios tos strategijos reikia, tai tau tada padės asmeninis taro kortų skaitimas. Ir tavo dvasiniai vedliai šią savaitę tave kviečia išsakyti tai, kas tave neramina, išsakyti savo mintis, išsakyti savo jausmus. Ir jie sako, kad kartais nutylėti nėra pats geriausias dalykas, nes mes tada užspaudžiam savy savo emocijas ir tos emocijos tampa blokais. Tai tam, kad galėtum paleisti, išleisti tas blogas emocijas, kurios tavyje yra po to sugriuvimo, po tos pabaigos, tai tau reikia išleisti, paleisti tas emocijas ir jie sako, speak up.
Kalbėk, išsakyk, kas yra tavo viduje, pasikalbėk su kuo nors, pasikalbėk su drauge, kad išleisti visas tas blogas emocijas. Ir jie taip pat tau primena, kad kiekvieną rytą atsikėlus kalbėk apie save gražius žodžius, kalbėk apie savo projektus gražiai ir pozityviai, kalbėk apie savo planus pozityviai, sakyk viską, kas geriausia apie save. Gali netgi atsistoti prie veidrodžio ir kartoti, kokia tu esi nuostabi, kaip tavo planai išsipildys, kaip tu džiaugsies, kaip viskas tau sekasi, kaip tu uždirbi daug pinigų, pritrauki daug klientų ir taip toliau. Ir tau reikia šią savaitę padirbėk ties savo įsitikinimais. Gal tu manai, kad tas sekantis žingsnis yra labai sunkus ir gal tau yra neįgyvendinamas, tai šią savaitę padirbėk ties savo įsitikinimais ir perversk juos į tokią formą, kad kalbėtų apie what if it was easy. Tai reiškia, kad o jeigu tai būtų lengva, kaip tu elgtumėsi, jeigu žinotum, kad tavo svajonės išsipildys, kad sekantis žingsnis bus labai geras, jeigu tai būtų paprasta tau įgyvendinti, jeigu tai būtų tau lengva įgyvendinti, ką darytum, koks tavo būtų sekantis žingsnis. Ir tavo afirmacija šiai savaitė yra: pasaulis man yra saugi vieta. Taigi tiek aš tau turiu šią savaitę ir susitiksime sekančią.